Sveiki, Kanal 10 Lietuva žiūrovai. Sveikinamės laidoje Širdies švelnumas. Ir šiandien pas mus viešnia Jolita. Sveika, Jolita. Labas, Andra. Sveika. Buvusi jogi. Savęs pažinimo mokytoja, taip. Taip. Mokykloje mokėsi 10-ukais. Taip, mokyklą baigiau 10-ukais. Visur siekė aukštumų. Ir kas atsitiko, kad tavo gyvenime įvyko tas pragaro patyrimas, atsivertimas ir minėjai, kad 20 metų ėjai Dievo pažinimo keliu. Kokia ta kelionė ir kada tai prasidėjo? Kelionė tai labai ilga, aišku, labai sunku taip per tokį trumpą laiką papasakoti, bet aš pasistengsiu kažkaip. Nuo pat vaikystės turbūt, kiek tik save prisimenu, jau buvau vaikas, jau žinojau, kad yra kažkas daugiau, kad šitas pasaulis, kuris mane supa, jis tikrai nesibaigia tuo, ką aš matau, kad yra žymiai daugiau kažkur, bet tik aš nežinau, kaip tai pasiekti. Ir man pasaulyje buvo labai sunku gyventi, kiek prisimenu save. Visą laiką buvau tokiam liūdesy, sunkume, kad kažko trūksta, turbūt trūko meilės. Po to aš vėliau tik supratau, kad niekur negalėjau rasti meilės pasaulyje, nors aplinka mano ir artimieji žmonės buvo nuostabus ir mano tėvai buvo nuostabus ir sesuo ir vėliau brolis gimė. Viskas buvo gerai, mokykloje mokiausi labai gerai ir niekur, atrodo, nėra jokių nusiskundimų. Ir įstojau į universitetą. Labai gerą specialybę, baigiau ekonomikos fakultete Vilniaus universitete. Gavau iš karto gerą darbą, turėjau ir draugą nuostabų, viskas atrodo sekasi labai gerai, bet viduje didžiulė tuštuma, trūksta nuolatos kažko ir aišku, aš žinojau, kad mano gyvenimas nebus toks kaip toks įprastas ir aš vis tiek nepastengsiu tuo. Aš jau nuo pat, nežinau, galbūt 10, gal 12 metų pradėjau jau domėtis joga. Tai atėjo, aišku, per mano tėtį, jisai domėjosi tuo metu ir buvo parsinešęs knygų įvairių apie jogą, aš tada užsikabinau. Jau tada man tai pasirodė labai įdomu ir praktikavau šiek tiek, jau kaip paauglys, tada priėjau komunijos pirmos, nes paraleliai tuo pat metu buvau ir kaip ir krikščionė, katalikė ir mama vedė mane pirmos komunijos ir pamilau labai Jėzų, labai gilų ryšį su juo pajutau, bet po kokių metų turbūt nutrūko tas ryšys dėl įvairių priežasčių. Ten daug viskas sudėjo į vieną vietą, vienas iš jų buvo, aišku, aš nusivyliau kunigo, jau apie tai buvau kalbėjus, bet kadangi jis buvo mums pasakęs, kad mes nueisim į pragarą, nes ten kažko neklausim, kažko nepadarėm ir man pasirodė, kad Dievas yra labai piktas ir blogas, būtent šitą, nes jis nori vaikus nusiųsti į pragarą. Dabar labai kažkaip aiškiai matosi, kaip svarbu dvasininkams nuo pat vaikystės stebėti vaikus auklėjant ir prižiūrint, stebėti kiekvieną savo žodį, nes kiekvienas žodis gali taip giliai įstrigti ir pakeisti žmogaus gyvenimą. Tai aš atsitraukiau nuo bažnyčios tuo metu, bet širdį vis tiek labai tikėjau, tuo pat metu ir labai mylėjau Dievo motiną, su ja kalbėjau, bet vis tolau, išvažiavau mokytis į Vilnių. Ten niekaip negalėjau irgi užpildyti tuštumos ir dirbau, linksminausi, vakarėliai įvairūs buvo, draugai. Viskas keitėsi, viskas taip sukosi, išvažiavau į Ameriką, ten važinėjau 4 metus iš eilės, pasimokydavau universitete, ateina vasarą, važiuoju į Ameriką dirbti. Ten nuo vakarų iki rytų pakrantės blaškiausi, pirmyn atgal, susipažinau su įvairiais garsiais žmonėmis, bet ramybės irgi neradau. Ir ne tik, kad neradau, bet dar didesnė tuštuma. Tada grįžau į Lietuvą, universitetas jau buvo pabaigtas, iš karto gavau irgi gerą darbą, dirbau pradžioje Lietuvos televizijoje. Po to vėl mečiau, išvažiavau vėl į Ameriką, tai blaškiausi, nes paskui buvo televizijos šou, ten aš patekau ir po to prasidėjo, tapau tokia neva žinoma, bet dėl to atsirado dar didesnė tuštuma. Tada vėl grįžau prie savo jogos, kurią aš jau pažinojau, pradėjau važinėti į Indiją. Pradėjau praktikuoti jogą, ten
taip pat buvo labai daug patirčių įvairiausių. Baigiau keletą mokyklų skirtingų, mokiausi pas labai garsius jogos mokytojus. Misorija, pavyzdžiui, pas Patabi Joyce, ten Patabi Joyce mokykloje pas jo anūką Šaratą, kuris beje labai keistas, atsiprašau, kad papasakosiu, bet prieš keletą dienų mirė labai garsus jogas, jogų pasaulyje didelis sukrėtimas. Jaunas gan žmogus, 53 metų, bet iškeliavo, žodžiu, jisai visam pasauliu buvo turbūt vienas garsiausių tokių mokytojų. Važinėjau Indijoje po skirtingus miestus, ieškojau atsakymą ir tos patirtis man, tos dvasinės patirtis leido man truputėlį kažko nusipildyti, nes vis tiek tai yra jau nebe materialus pasaulis, tai jau yra dvasia, jau dvasios veikimas. Aišku, ta dvasia, aš tuo metu tikrai nežinojau, kad tai yra piktoji dvasia, bet jinai jau kitaip pradėjo veikti, man atverti protą, atverti kažkokias tai patirtis. Koks tas užsipildymas, ar kažkokie balsai, ar kalbėjo tos dvasios? Pradžioje dar nekalbėjo, pradžioje aš tik pradėjau su meditacijom, tiesiog atsirado kažkoks gylis. Tas, kas jau pradėjo galėdavai nuo savęs pabėgti kažkur, ne? Taip, nes nuo pat vaikystės mane kankino nerimas. Ryte atsikeldavau, ašaros pilnas akių, nebenoriu keltis, nenoriu nieko matyti. Tai aišku, tokie dalykai užsipildydavo, kai jau buvau jau vyresnė, kaip vyresnė, jau ten po 18 metų, aš aišku eidavau linksmintis. Tikrai aš ten nebuvau klimpus nei narkotikus, nei alkoholį, bet linksminaus pakankamai. Pakankamai tiek, kiek dabar jauni žmonės linksminasi, taip aš taip atsilinksminau savo. Tai bandydavau tuo užpildyti. Ir viskas buvo alkoholis, cigaretės, ten dar kažkas, kaip ir visam jaunimui. Ir ta tuštuma pasibaigė. Tas dvasinės pasaulis, tos neigiamos dvasios pasaulis. Tuo metu aš tai galvojau, kad man tai yra Dievas, teisingas, tikras Dievas, nes užsipildė tuštuma, baigėsi nerimas, atsirado ramybė. Aš buvau jau girdėjus, kad ta ramybė yra netikra, kad jinai yra laikina, bet tuo metu net neįtariau. Man to pilnai užteko ir pradėjau gilintis visus tos mokslus. Užsiminėjau keliom jogos rūšim. Ten hatha joga yra vienas, tas, kur fiziniai visi pratimai ir kartu ten ir dvasinės yra praktikos. Kriya jogą užsiminėjau, vėliau įsipainiau į Krišnos sąmonės judėjimą, į Bhakti jogą, buvau Vaišnavė keletą metų, važinėjau Vrindavaną. Čia Lietuvoje taip pat bendravau su krišnaitų bendruomenėmis ir keldavausi 4 ryto, 16 ratų džepą, kalbėdavau džepą, ten jų toks kaip rožinis pas mus, šlovindavau Krišną. Tuo pačiu ir atlikinėjau jogos praktiką. Tapau jogos, man pasidarė to negana, aš pradėjau mokytojauti. Kadangi jau turėjau sertifikatų kaip mokytoja, tai pradėjau mokyti žmonės. Susikūriau čia savo bendruomenę, Facebooko grupę, pradėjau daryti video. Labai staigiai jie tapo populiarūs, labai daug žmonių atsirado. Toks, aišku, aš kaip dar pakankamai jaunas žmogus buvau priblokšta viso šito, kad taip greitai viskas vyksta, vadinasi, pagal Dievo valią, vadinasi, čia yra teisingas kelias ir tuo metu aš net nebejojau. Vėliau prasidėjo toks gilesnis susidūrimas su dvasiniu pasauliu, kur jau buvo tiesioginis, galbūt galima sakyti, bendravimas su dvasiomis. Mano gyvenime atsirado tokia kolegė, su kuria aš dirbau keletą metų, kuri buvo aiškiaregė. Tuo metu buvau šventai įsitikinus, kad jinai taip pat dirba su Dievu, kad man Dievo siųstas žmogus, bet nes jinai žinojo labai daug dalykų ir mes su ja kartu pradėjom dirbti ir labai daug medituodavom, keldavomės naktimis po daug valandų, be miego, bendraudavom su tam tikra dvasia, kuri mums davė aiškius nurodymus, kaip elgtis, ką veikti, kaip kalbėti su žmonėm. Mums davė labai daug dvasinių galių, galiu pasakyti, tokių,
kur praktiškai galima skaityti žmonių mintis, galima išgydyti kažkokius nedidelius negalavimus, suteikia tokį labai stiprų pasitikėjimo jausmą. Mums aiškiai labai pasakė, kad mes jau čia siųstas esam išgelbėti pasaulio, ne? Kad visas pasaulis atvažiuos pas mus ir ženklai buvo labai aiškus, nes labai plaukė žmonės. Ir sekėjų buvo labai daug, tūkstančiai, po keliasdešimt tūkstančių peržiūrų video visi mano, aš kalbėdavau, įrašinėdavau video apie sąmoningumą, apie meditacijas, apie jogą. Mums tai atrodė toks kaip meilės kelias, mes labai šventai tikėjom tuo, ką mes darom. Ir žmonės labai tikėjo, nes kiekvienas, kuris ateidavo į mūsų meditacijas, patirdavo gilias ekstazijas, dauguma, praktiškai didžioji dauguma. Ir atsirado toks ištikimų sekėjų būrys, su kuriais mes važinėdavom į užsienio šalis. Pradžią aš į Indiją važinėjau, po to važinėjom į Nepalą. Kelis kartus į Laosą važiavom su meditacijom, su tam tikra programa, darydavom čia stovyklas. Stovyklos buvo labai populiarios, galima sakyti, mes darydavom programą metus į priekį ir visi metai būdavo per dieną, nelikdavo vietų. Aišku, gaudavom, uždirdavom labai daug pinigų, čia faktas, čia kita tam, jeigu tu dirbi piktai dvasiniai, tau pradžiai labai daug duoda. Bet galbūt tie pinigai man tikrai nerūpėjo ir tas populiarumas nebuvo man toks svarbus. Širdį aš vis tiek labai norėjau padėti žmonėm. Kažkaip buvo tas toksai, ne viskas pražuvo, atrodo viduj. Tuo metu tai aš net negalvojau, kad aš einu į pražūtį. Ar jau atrodė, kad ta aukštuma jau pasiekta ramybė, jau kad mes turėjom tokius aiškius nurodymus, kad mes žinojom, kuria mes jau ten lygiai esam. Mums liko ten tiek ir tiek laiptelių, mums reikia dar tą ir tą pereiti ir dar tiek ir tiek atlikti tam tikrų praktikų. Turėjom labai aišku planą, labai tikslų, mes pačios nieko nesprendėm. Būtent ta dvasia mums aiškiai nurodinėdavo, ką daryti. Ir ką reikia padaryti, ką paaukoti, kaip elgtis konkrečiai su kiekvienu žmogum. Kaip pas mus ateidavo kažkokie žmonės su tam tikrom ligom, mes norėdavom jiem padėti, tarkim, aišku, neuždyko. Ir ta dvasia pasakydavo konkrečiai, kuo jis serga, kokios ligos ir žmogus sužinojęs tokią tiesą apie save, tai aišku, jam atrodė, kad mes irgi esam nuo Dievo, kad mes esam vos ne angelai ir ta dvasia aiškiai labai žaidė mūsų puikybę. Gal aš apie save kalbėsiu labiau, nes nežinau kaip kitam žmogui realiai. Ir aš nesupratau, kad tai žaidžia mano puikybę. Man atrodė, kad viskas yra absoliučiai teisingai, kad viskas stovi ant švento pagrindo, kad Dievas davė man galimybę padėti žmonėm ir vat aš jiems padėsiu. Bet prasidėjo, aišku, įvairūs keisti dalykai, kurių aš jau nebegalėjau paaiškinti. Prasidėjo netitikimai. Tarkim, pasakai žmogui vieną, o realiai visai yra kažkas kita. Po kažkiek laiko, po 3 galbūt metų tokio gilaus, labai tokio dvasinio gyvenimo, gal net ilgiau, gal 4. Ir abejoti, aišku, aš nepradėjau, nes visą laiką būdavo pateisinimai tos dvasios, kad pasikeitė planas, ten kažkas taip ir prasidėjo tokie jau dalykai, kurie pradėjo mane išmušti iš vėžių. Taip pat prasidėjo darytis blogai man. Tarkim, atvedu jogą, padarau jogos pamoką, visi patenkinti, visi laimingi, visi ramus. Visi išeina, o man labai negera ant širdies ir nežinau, kas darosi. Taip negera, kad negali net pasikelti iš vietos ir užeina tokia baisi tamsuma. O ta dvasia aiškina, kad ta moteris, mano kolegė, aiškina man, kad tai yra, neva aš susirenku kitų žmonių bėdas ir, žodžiu, turiu jas visas, taip apvalau žmonės. Tai aišku, tai krikščioniui tai skamba labai absurdiškai, nes tu praktiškai prisimei Jėzaus vaidmenį, eini ant kryžiaus už tos žmonės, bet tuo metu, kiek aš buvau susipažinus su įvairiais tikėjimais, o susipažinus buvau labai daug, praktiškai tuos visus metus nuo pat vaikystės aš studijavau labai daug ir hindų tradicijų įvairių,
labai daug išstudijavau ir budizmą, ir net islamą. Islamą galbūt tik nepraktikavau, tik šiaip skaičiau ir domėjusi, bet visas kitas religijas taip gan giliai buvau įsitraukus ir važiuodavau į vienuolynus, gyvendavau vienuolynuose. Daug buvo viskų dalykų, kur ir miegodavau po plikų dangum, tikėdama tuo Dievu ir ieškodama jo pagalbos ir medituodama. Ir būdavo, kad užsikasam po žemę, tam tikros praktikos būdavo badavimai ilgi labai, be vandens ir be maisto. Daug labai visko buvo, bet krikščionybės aš, galima sakyti, nepažinojau. Tiek iš vaikystės, kiek žinojau, tiek man, žodžiu, buvo užteko, žinojau, kad yra Jėzus, visą kitą, bet daugiau, jis yra vienas iš dievų ir nieko daugiau. Tai va, tai tuo metu tie neatsitikimai man pradėjo iškelti klausimų, bet irgi ne iki galo. Aš nežinojau, kad kai man pradėjo darytis blogai, kad čia yra imitacija Kristaus. Bet ta dvasia, kuri kalbėdavo, tai o koks Dievas, kokiu Dievu tikėjai, kokio Dievo šaukėsi tuo momentu, darydama tas praktikas? Tie, kas daro, kas užsima New Age-iniam praktikom, jie labai aiškiai suvokia Dievą kaip sąmonę. Tai yra sąmonė, tai yra nesmeninis Dievas. Asmeninis Dievas yra kaip asmuo, yra tam tikros tikėjimuose, kaip hinduistų tikėjimuose, kaip Krišna, tarkim, yra asmenis. Bet tokios religijose, pavyzdžiui, kaip budizmas, ten Dievas nėra asmuo, tai yra absoliuti sąmonė. Ir tai yra tai, kas finale turėtum būti tu. Ta dvasia nori mums parodyti ir veda mums link to, kad suprastumėm, jog mes patys esam dievai, kad mes esam ta įsikūnijusi sąmonė, kuri veikia čia žemė per mus. Visiškai Kristaus, žodžiu, prototipas. Bet kadangi aš mažai tuo metu buvau žinojusi, susipažinusi su detalėmis visomis krikščionybės, aš galbūt būčiau suvedus ir kažką tai tarus, bet tai buvo vienintelė religija, kurios aš neišmaniau, žinojau, bet labai mažai. Tai va, tai mums tai atrodė labai gražu, labai nuostabus Dievo planas ir mes to sekėm. Ir kai man darydavosi blogai, aš nesuprasdavau, kad tai yra blogai tas paaiškinimas, kad tu prisimi kitų kančią ant savęs ir vos ne išganysi žmonės. Tai tamsos pasaulis kopijuoja Absoliučiai, visą laiką kopijuoja. Visos religijos yra nukopijuotas nuo krikščionybės. O krikščionybė, dar priminsiu, labai daug komentarų sulaukiau, kad čia 2000 metų praėjo, o ten buvo visi dar anksčiau, ten tas ir buvo dar anksčiau, šitas judėjimas dar anksčiau. Bet tai yra netiesa, nes mūsų krikščionybė yra nuo pat, kada atsirado viskas, žemė, taip, dar anksčiau angelai, kada buvo visi sukurti ir mes net nežinom, mums negalim net suvokti tos pradžios, ar jinai iš vis egzistuoja ir kaip egzistuoja. Tai yra pati seniausia religija, tik tais galbūt su Kristum įsivardijo mums, ta krikščionybė atsirado vardas, bet tai yra pati seniausia, kaip tai galima įsivaizduoti, pati seniausia religija. Tai va, tai darėsi, sugrįžti reikia, nenukreipčiau labai, pradėjo darytis labai blogai ir aš neturėjau tam paaiškinimo, kiekvieną kartą paaiškinimas būdavo kitoks. Tai mane kažkas prakeikė, tai kažkas nužiūrėjo, kažkas pavydėjo, man tai paaiškindavo ta mano kolegė ir aš priimdavau tos paaiškinimus. Bet tie blogumai paraleliai būdavo, ekstazės didėjo, taip pat buvo dar gilesnės ekstazės, dar didesni potyriai. Turiu dar papasakoti vieną potyrį, kuris buvo turbūt stipriausias tam New Age-iniam, tai vadinamas pabudimas, nes dabar New Age-as labai ant to pabudimo stato viską, kad reikia pabusti. Ir tas pabudimas vadinasi, ten, kai kažkas įvardina kaip satori, ten daug yra pavadinimų šitam. Tai kai tu suvoki, kad viskas yra viena, tu nulūžta tavo protas ir tu staiga suvoki save kaip visumą. Tarkim, kad aš esu tu, aš esu šita ugnis, kelia, viskas, žmogus kalba su manimi, bet tu aiškiai suvoki, kad tu kalbėsi su savim. Ir
labai labai įspūdinga patirtis, nes tu jautiesi kaip Dievas, tu esi viskas visur esantis jau. Užuolaida, tu viskas esi. Labai gili patirtis ir būtent va, ta patirtis man suteikė pagrindą mokyti žmonės vėliau, nes aš tiesiog ten taip nutiko, kad aš skridau į Londoną, sėdėjau lėktuve ir pradėjau mąstyti apie tai, apie tokią vieną irgi iš populiariausių tokio New Age ir budizmo, galima sakyti, teiginių, kad tavęs nėra, tu neegzistuoji. Ir ką tai reiškia, kaip taip gali būti. Ir aš pradėjau galvoti apie savo sūnų, mano sūnus dabar jau 14 metų, tuo metu buvo daug mažesnis. Ir žinau, kaip taip gali būti, kad man čia yra nesąmonė, kaip gali būti, kad mano sūnaus nėra. Ir tada pradėjau viską matyti kaip sapną, tarsim kaip sapne, tarkim, aš sapnuoju kokią nors močiutę, kuri ten eina į kažkokį namą, ten į šulinį ima vandenį ir realiai jinai egzistuoja tik tuo momentu, kol yra sapnas. Vėliau jos nėra, nes aš pabudau, jinai išnyko. Jinai niekada negimė, jinai niekada nenumirs, jinai tuo momentu egzistuoja ir aš pamačiau šitą pasaulį kaip va šitą sapną. Viskas egzistuoja tiek, kiek aš suvokiu, kiek kas patenka mano regimą į lauką, į mano suvokimą. Visa kita neegzistuoja. Tarkim, mano sūnus egzistuoja tik tiek, kiek jis ateina į kambarį, aš jį pamatau. Kai tik tais išeina, viskas sąmonė baigėsi ir jis nėra kaip sapnas viskas. Ir tai vyko labai didelis lūžis, čia aš tik žodžiai sakau ir aš supratau, kad viskas yra kitaip, nei aš įsivaizdavau. Nors iš tikrųjų visa šita patirtis, tik vėliau krikščionybę pamačiau, jinai absoliučiai demoniška patirtis. Ir tai yra pabudimas, kurį labai myli dabar ir kuriuo dabar žongliruoja, galima sakyti, visas neįčinis pasaulis. Ta patirtis duodama turbūt labai retai, Dievas nedaleidžia iki tokių patirčių. Demoniška, kodėl? Dėl to, kad tai vis tiek mes esam polusiam pasaulyje ir demonas taip pat yra čia visur ir jis gali viską kontroliuoti, jis gali mums suteikti tokią patirtį. Jinai tęsiasi kurį laiką, tikrai nebuvo sekundės patirtis, ten keletą dienų ir paskui dar ilgai tęsiasi toks suvokimas pats. Paskui po kelių metų jinai išėjo, bet aš šventai patikėjau, kad aš dabar jau esu, žodžiu, tas jau tikrai Dievo žmogus, kuris viską mato kitaip ir dabar visus tos žmonės išgelbėsiu kartu. Tai va, naudodami progą noriu pasakyti, kad jeigu kažkas patiria šitą patirtį, tai labai sunku ją paleisti, nes gauti tokią galią yra, kaip pasakyti, gauti tokią dovaną ir ją atiduoti labai sunku, nes tu viską gali, tu esi kaip Dievas. O dėl to mes ir nupuolėm, kad Ieva ir Adomas, juos taip ir sugundė, kad paragaukite nuo šito medžio vaisių, būsite kaip dievai. Tai vat ir aš gavau šitą vaisių, aš jį paragavau ir nupuoliau, bet tuo metu aš nežinau, kad nupuoliau, nes aš gyvenau absoliučiai iliuziniam pasaulyje. Va tas įvedimas į tą suvokimą naują man davė suprasti, kad aš esu tikroviai, nors realiai buvau iliuziniam pasaulyje. Šitam ezoteriniam New Age'iam pasaulyje viskas yra krikščionybė, viskas. Tai, ką mes galvom, kas yra realybė, pas juos yra iliuzija, o kas pas mus krikščionis yra iliuzija, pas juos yra realybė. Bet jų yra tikslas įvesti žmogų į iliuzinį pasaulį, kad jisai pražūtų, kad jisai neišsigelbėtų, kad jis nesurastų Dievo, kad jis nesurastų pagalbos ir kad jisai tarnautų demonui. Pirmiausia, jam nusilenktų šėtonui. Tai šiuo atveju tas šėtonas mūsų ir buvo, ta dvasia, ta sąmonė, kuriai mes tarnavom. Pačios nesupratom ir nesuvokdavom, nes šėtonasgi turi anglišką protą ir jis labai labai protingas, labai gudrus, su juo eiti į diskusiją yra labai labai pavojinga, nes jis vis tiek tau įrodys, kad jis yra teisus. Tai net krikščionim nepatariu gilintis į New Age, nes kai kurios knygos ir kai kurios net negilintis, iš vis skaityti ar susipažinti yra taip subtiliai parašytos, tai yra taip gudru, kad tikrai įtraukiančios, gali tikrai yra skritusių krikščionių, kurie bando kažkaip bent pasidomėti, o kaip ten. Taip, nes krikščionybėje Dievas veikia per širdį žmogaus, jisai
Ir šventasis raštas, jisai širdžiai parašytas, jį galima skaityti tik širdim, šventoji dvasia tik tais gali tau padėti jį perskaityti. O proto, New Age pasaulyje, jogų pasaulyje, ezoteriniam pasaulyje, viskas paremta per protą. Visos knygos labai sudėtingos, skaitai ir žavisi protas ir ten, tarkim, tokie kūriniai kaip ten Vašišta joga, jinai skaitai ir tu tiesiog negali patikėti, kad tai kažkur kažkas parašė tokią knygą, tu aiškiai supranti, kad tai yra dieviškas kūrinys. Labai sudėtinga, bet to labai subtili. Bet krikščionis galim turėti Dievo išmintį, taip pat mes išmintim Dievo vadovaujamės ir protu. Ten išmintis yra nepasiekiama, išmintis yra kitokio visai lygio, jinai yra, viskas eina per proto pasaulį, tu nesupranti, tau atrodo, kad tu per širdį veikia. Ten taip viskas pateikta, atrodo, kad viskas eina per dvasią, per širdį, bet vėliau labai aiškiai pamačiau, kad visas New Age'as, visos religijos, jos paremtos tik proto, o ne dvasinė patirtim. Tai yra kūniška patirtis. Ir tos ekstazijos, kurias aš patirdavau su savo mokiniais, jos buvo ne dvasinės patirtis, o kūniškos patirtis. Šėtonas yra labai didelis hormonų žmogaus manipuliatorius ir emocijų ir vaizduotės manipuliatorius. Jisai labai stipriai veikia per vaizduotę. Tos ekstazijos būdavo kūniškų būdų pasiekiamas. Tik tais, kai atsiverčiau, aš tik tada supratau, kad kas yra dvasinė patirtis. Pirmą kartą tik tais, aš prisiminiau tą mažą patirtį iš vaikystės, kai su Kristum buvau, tada man sugrįžo prisiminimai, bet labai aiškiai pamačiau, kuo skiriasi dvasinė patirtis nuo fizinės patirties. Ir kad ir kokia būtų gili ekstazė, jinai remiasi žmogaus kūniškų pojūčių, o ne dvasinių pojūčių. Ir kad ir tai koks tas nuopuolis prasidėjo, išėjus į tą aukštumą? Būdant aukštumoj, aš buvau labai dėliam nuopulį. Tik to nesuvokiau. Ir kaip aš sužinojau, praėjo dar kažkiek laiko, mes važiavome į Nepalą su grupė žmonių. Nepale man pasidarė labai labai blogai. Mes ten keliavome po kalnus, lipome, aišku, labai daug meditavom, meldėmės, lankėm šventyklas ir tuo pačiu ėjom į Annapurna Base Camp, ten yra virš 4000 aukštis ir šiaip kūnui sunku, tai aš labai stipriai susirgau ir fiziškai ir dvasiškai labai buvo sunku ir nuo to karto prasidėjo toks mano kritimas žemyn labai stiprus. Tuo metu, kaip aš jau ten jau buvau duobėj, bet manau, kad nuo tada jau kažkur Dievas pradėjo mane už pakarpos traukti. Prasidėjo labai stipri dvasinė kova, tuo metu nesupratau, kad tai yra kova. Tiesiog man buvo labai blogai. Po kiekvienos meditacijos, po kiekvieno iš vis pakalbėjimo su kažkokiu žmogum, po jogos praktiko, visas vidus tiesiog degė, kažkokios tai jėgos pradėjo mane tampyti, tiesiog už rankų, už tą prasme naktį pradėjo žadinti ir aš nesupratau, kas tai. Aš tikrai nežinojau, kad tai yra demonai. Ezoterinio pasaulyje egzistuoja demonų terminas, šėtono terminas, bet jis yra kažkur nuošalyje. Jo reikia saugotis, bet tu gali apsisaugoti pats. Tu ten imiesi kažkokių tai apsaugos veiksmų, tam tikrų ritualų, kad tu apsisaugai save nuo tų piktųjų dvasių. Jos yra, bet jos neįvardintos, tam, kad žmogus nesureikšmintų ir jų net pažintų. Ir apskritai ten neegzistuoja nei gėris, nei blogis. Vienas iš pagrindinių teiginių, kad nėra nei gėrio, nei blogio ir tam, kad žmogus nesusigaudytų ir net pažintų. Bet ta dvasia vis dar duodavo nurodymus, ar jau čia kitas lygis? Duodavo, bet prasidėjo jau nesutapimai, labai stiprus nesutapimai. Ir prasidėjo tokios klaidos akivaizdžios ir mes reikėdavom praeitus gyvenimus ir daug ten tų gyvenimų, bet prasidėjo labai aišku nesutapimai, gyvenimas ant gyvenimo, liktai tai aš tam gyvenime buvau su žmogumi toje aplinkoje, dabar esu visai kitoje aplinkoje ir pradėjo kažkas tai nesutapti, nesueiti galai ir tuo pačiu labai blogai darėsi. Ta mano kolegė aiškino man vėl tom pačiom dainelėm, kad iš mano praeitų gyvenimų čia ateina kažkoks blogis, aš buvau kažkokį nusikaltimą labai didelį padarius ir dabar čia aš turiu išsivalyti, dėl to man tai blogai. Bet tų praktikų buvo aplink daug, ar tau vienai buvo tai blogai? Man vienai buvo tai blogai. Manau, kad ir kolegijai buvo blogai, bet jinai gal nesuprato to, neįvardino to ir neieškojo gal tokios išeities. Nežinau. Aš manau, kad nelabai gerai žinojo, su kuo jin turi reikalą. Bet nesvarbu, ne apie ją turbūt dabar šiandien.
Ir tada dar pusę metų aš taip pat kankinausi, bet kartu mes mokėm žmonės, po to išvažiavom į Laosą. Ir Laosą irgi turėjom grupę žmonių ir tada man buvo jau pats didžiausias nuopuolis, labai buvo sunku. Negalėjau atsikelti, aš jau praktiškai nevedžiau tos stovyklos, nieko ten jau nekalbėjau su žmonėmis, buvau visiškai užsidariusi, gulėjau ir buvau išmušta visiškai iš vėžių. Galima sakyti, surakintos buvo mano rankos, tuometinio kolegija man pasakė, kad man negalima su nieko kalbėtis, nes aš galiu užkrėsti tos žmonės tą dvasią. Va, tai aš likau tokia paralyžiuota, galima sakyti, ir prasidėjo karantinas. Mūsų parsiuntė, jau avialinijos parsiuntė, nepabaigėme stovyklos, parsiuntė į Lietuvą, ačiū Dievui. Ir prasidėjo pats sunkiausias laikotarpis, 2 savaičių karantinas, kada mes turėjom izoliacijų būti, uždaryti 2 savaitės, aš negalėjau ten nei su sūnums, nieko matytis. Ir tos 2 savaitės buvo didžiausias turbūt košmaras, jisai paskui dar prasitęsė, dar 5 mėnesius, bet kur aš negalėjau jokios pagalbos prašytis, nie pas nieką, tai turbūt degti ugnį yra daug paprasčiau negu degti toje agonijoje, kurioje aš degiau tuo metu. Visiškai dingo, jeigu pas mus krikščionis Dievas yra tikėjimas ir iš meilė, tai ta būsena buvo absoliučiai priešinga. Nėra nei lašo meilės, nei lašo tikėjimo ir nei lašo vilties, kas yra baisiausia, nes tu net nesupranti, kad tu gali pasikviesti pagalbos kokios, pasišaukti kažką. Tai. Ir aš kažkokiu tai būdu, aš bandžiau medituoti, niekas man nepadėjo, tik dar blogiau darydavosi, aš pasidėdavau statulėlės, įvairias ten būdos, ten būgną savo pasidėdavau šamanišką, ten savo mokytus, tuo metu aš siekiau paskutiniam laiptelį, tiesa aš siekiau Advaita Vedanta mokymo, ten toks mano mokytas buvo jau iškeliavęs Ramana Maharshi ir aš irgi turėdavau jo ir prašydavausi jo pagalbos ir Kristų dar turėjau taip pat irgi visus sustatydavau ir maldaudavau, kad man padėtų, bet tik vėliau supratau ir man Dievas parodė, kad jie mane ir kankino, kad jie ir buvo tie budeliai, kurie mane kankina, kuriems aš tarnavau ir kuriems aš meldžiausi. Ir po to 2 savaičių dieną naktį, čia be sustojimo, aš ten be miego visiškai mane tampydavo tos jėgos, tikrai nesupratau, kad tai yra demonai, kad tai yra piktoji dvasia. Aš prisiminiau, kad aš anksčiau eidavau medituoti į Šventos dvasios vienuolyną, ten prie Aušros vartų. Ir galbūt ten aš galiu išeiti. Tai aš kažkokiu tai būdu ten nusigavau, atėjau tenai. Nieko aš ten nesupratau, man vienuoliai tie visi buvo, žodžiu, atsilikę, buvau pilna puikybės tuo metu. Nors aš nebuvau ten kažkokia princesė ir visa kita, bet toks vidinis dvasinis žinojimas, ta visa patirtis, ta skulpta, visos tos kelionės į Indiją ir visi tie mokymai, jie davė tokį labai didelį pasitikėjimą, susidievinimą jo ir man tam vienuolyne buvo kaip, aš tiesiog prisėdau, bet man labai buvo blogai. Ir, žodžiu, tuo metu ten relikvijos šventųjų kankinių yra ir man ten vienas sargas, žodžiu, leido, man pats pasiūlė prie jų prisiglausti. Ir ten kažkas įvyko, ten toks kaip žaibas man trenkė ir aš verkiau nesustodama ir 2 valandas galbūt prasidėjau ir pradėjau vaikščioti po to aš ten. Pradėjau vaikščioti, ten stačiatikių vienuolynas, aš pradėjau kiekvieną dieną po rytą ir vakare vaikščiau, niekas manęs ten nepastebi, niekam aš ten neįdomi, kai atvirkščiai, kadangi viskas atvirkščiai yra New Age pasaulyje, visur, kur eidavau, visi mane ant rankų nešiojo, aš apie tai buvau kalbėjusi, bet noriu pabrėžti tą skirtumą, kaip ten tave gaudydavo už visur, kad tik tu tave pamato ir kad tik tave pritraukti, jie tave iškelia ant pjedestalo, kokia tu nuostabi, tu viską, tu ypatinga, visą kitą. O čia aš esu taip, o čia aš esu niekas, aš esu tuščia vieta, ateinu ten, kokia nors močiutė mane pastums, kur čia ne čia užlipai, ne ten atsistoja, dar kažką. Pastumdavo arčiau Kristaus. Taip, per karūną man trenkdavo. Ir aš ten mėnesį vaikščiau, verkiau, bet man buvo labai blogai. O kokios maldos buvo tuo metu? Kristui?
Ne Kristui, ne. Bet stačiatikių vienuolynas. Ten jie taip meldžiasi, žinoma, Kristų ir Dievo motinai, bet aš tuo metu prašiau pagalbos bendrai, Dievo, nes, Kristus man buvo vis tiek dar vienas iš dievų. Aš tiesiog, aš tai dar galvoju, čia stipru, bet ne taip stipru, kaip Indijoje būdavo. Bet aš ten būdavau, verkiu blogai, bet vis tiek dar aš buvau pilna to žinojimo. Bet per ašaras jau valgėsi. Bet tada mane pastebėjo vienuolis, vyriausias ir sako, ką tu čia veiki. Aš jam pasakiau, sako, gal tu nori pakalbėti ir aš ten su ašarom taip, aš labai noriu pakalbėti, tada mes su juo susipažinom, jis dabartinis yra mano dvasios tėvas. Ir galima sakyti, jisai mane ir išgelbėjo, nes aš jam abstrakčiai pasakiau, nepasakiau, kad aš užsiiminėju jogą, jokių būdų. Aš net nemačiau tame jokios nuodėmės. Man tai netrodė, kad čia yra Dievo išdavystė ar kažkas, labai buvau toli nuo to supratimo. Aš tik jam paklausiau, kaip man apsiginti nuo tokių ir tokių puolimų. Mane kažkas puola. Jis, aišku, iš karto suprato. Davė man tokį, ten čiotki, tokį rožantėlis lietuviškai ir sako, kalbėk Jėzaus maldą. Tai žinoma visiems malda ir katalikam gerai žinoma ir kitiem. Viešpatie Jėzau Kristų, pasigailėk manęs. Ir sako, aš dabar, už tave melsiuos. Nuolatos. Ir man leido į komunijos. Ir pasakoju aš savo liudijime. Prasidėjo naujas visiškai etapas, kai aš pradėjau eiti, aišku, komunijos. Mane taip užpuolė demonai, tarsi po kiekvienos komunijos aš grįždavau namo. Prie žmonių nieko nevykdavo, tik tais degdavau viduje. Labai baisi agonija, bet tik užsidarau kažkur ar pas tėvus nuvažiuodavau. Su žmonėm nebendraudavau, tik pas tėvus nuvažiuodavau ir su sūnum, aišku, būdavau. Uždarau duris, mane trenkia ant žemės. Ištempia rankas, pakabina kaip ant kryžiaus. Ta prasme, labai net turbūt keista, gal tikrai žmonėm keista klausytis, bus tokių dalykų, bet geriau tegul žino, koks yra tas dvasinis pasaulis. Ir buvo daug visko, visokių, ypatingai naktį buvo puolimai labai didelė. Ir tuos 5 mėnesius aš taip kankinausi, bet po truputėlį darėsi geriau ir geriau. Bet visus tos 5 mėnesius vienuolyną lankė. Taip, kiekvieną dieną. Aišku, draskimas ir su dvasiniu tėvu bendravimas būdavo, jo malda asmeninė, ar ne? Ir labai įdomu, kad aš pati kovojau labai stipriai. Nenoriu eiti, bet kažkas mane pakelia ir veda ten, tarsi už pakarpos. Ir aš vis tiek kiekvieną rytą važiuodavau pusę valandos į vienuolyną ir paskui ir atgal. Ir vakare vėl pusę valandos vienuolyną ir atgal. Ir taip pusę metų. Ir po pusę metų paskui vyko ten toks įvykis. Aš atvažiavau į Kauną, prašiau Dievo motinas. Čia irgi prie stoties yra Dievo motinas ikona. Ir jos prašiau labai pagalbos, meldžiausi, viskas Dievo motina, aš nebegalėsiu daugiau. Ir jinai mane išklausė ir po savaitės aš pilnai atsiverčiau. Ten įvyko toks susitikimas su tokiu vienu šėtonišku žmogum. Detalių ten ilgai reikia pasakoti, bet jisai atsiėmė tai, kas jam priklauso. Jisai tarsi, čia taip sutvarkė Dievas viską. Jisai pasiėmė kas ciesoriaus ir ciesoriaus, jisai tiesiog pasiėmė tai kas jo ir man atsivėrė visiškai protas, atsivėrė sąmonė, aš praregėjau, pamačiau, labai aiškiai supratau, kad vienintelis, iš karto, tarsi tau ateina tas stiprus žinojimas, kai nuėmė tą miglą, tą iliuziją, kurią aš buvau patekus per tą patirtą, man ta iliuzija viskas pasitraukė visiškai, tarsi naujas pasaulis atsivėrė, visiškai kitaip, aš pamačiau, kad aš visą laiką buvau apgaulėje, visas New Age'as, viskas yra absoliuti apgaulė tam, kad suklaidinti žmogų, kad ta pragaro būsnė, kurioje aš buvau ir yra tikra būsnė, kur mes pateksim po mirties ir tai tik mažas trupinėlis jos, kiek mano kūnas galėjo ištverti, nes jeigu turbūt būčiau patekusi tikrą pragarą, tai būčiau numiris turbūt iš karto. Bet kiek kūnas galėjo ištverti, tiek aš jos patyriau. Ir aš supratau, kad ten ir nueisim. Jeigu aš būčiau ėjus to keliu, aš būčiau ten amžinai, visą amžinybę ten buvusi.
Ir tada pilnai atsivėriau, per 2 valandas man susidėliojo visas paveikslas, aš pilnai atsiverčiau, galima sakyti. Aš pamačiau, kad Kristus visą laiką mane sekė, paskui visą laiką jis buvo šalia, per visas sunkiausias situacijas, per visas meditacijas, per visus mokymus, per visus savo negandas ten Indijoje, kiek aš patyrus tokių sunkumų, kad mane ten, jis visą laiką mane gelbėjo ir tik jo dėka aš išgyvenau ir kad jisai manęs pasigailėjo. Ir jisai nusprendė man suteikti amžinai gyvenimą. Ir aišku, aš labai daug verkiau, labai sunki buvo dvasinė būsena, nes aš jaučiausi kaip apiplėšta, apgauta. Tau kaip kažkas tave visą laiką, labai sunki būsena. Taip, pavogtas laikas. Viskas, pavogta dvasia tavo buvo. Aš pykau labai ilgai, negalėjau atleisti savo ir buvusiai kolegijai, kurį laiką, labai buvo sunku. Ir aš pamačiau, kaip mes klaidinom žmonės. Kiek daug blogio sukūriau ieškodama gėrio, bet kaip ir būdama apgauta, kaip klaidinau kitus žmonės. Ir aišku, paskui buvo ilgas laikas to gijimo dar. Aš tada tiesą iš karto nubėgau pas savo dvasios tėvą, kai man jau atsivėrė viskas. Aš pirmo taikymu jam iškart sakau viskas, aš dariau tą ir tą. Sako, aš žinojau, aš iškart supratau. Jisai iškart buvo supratęs, kai aš atėjau, sako, aš žinojau. Aš viską išpažinau ir tada tapau krikščionė, galima sakyti, iš tikrųjų krikščionė. Ir tada prasidėjo mano dvasinė patirtis. Tada aš supratau, ką reiškia tada sąlyginė meilė, krikščioniška meilė, ką reiškia Kristaus meilė. Nes visas tas mano mokymas ir vadinasi prieš tai buvęs New Age-inis mokymas, tai yra meilės mokymas. Mes mokėme žmonės meilės, mokėme mylėti, besąlygiškos meilės. Ir tos gilios ekstazijos, kur mes vadiname meilės patirtimi, meilės rautu, kuris visą laiką eidavo ant mūsų ir dėl to mes patirdavom tas ekstazijas, pasirodo buvo absoliuti šiukšlė. Niekas, palyginus su Kristaus meilė, su maža kruopelytė Kristaus meilė, viskas užsivertė kaip paprastas lapas. Čia nušlavė tiesiog, kaip niekada nebuvo. O ką gali pasakyti, Jolita, krikščionim ar ne krikščionim, žmonės, kurie eina į meditacijas, jogą, ar sako, tai paprasti pratimai tempimo, pilatesas, kad tai ir nusišaipo, kad tai nedvasiniai dalykai, kad čia tik paprasta mankšta atsipalaidavimui. Sakau, yra reabilitacija tam, ar ne, jeigu man kažkur kūno reikia mankštos ir kažkokio atstatymo. Yra tikrai, kūno pratimai yra sveiki ir naudingi, juos reikia daryti, bet tik ne joga, nes joga, vien pavadinimas, bet reiškia... Sako, aš nedarau jokių gilių kažkokių ten dvasinių dalykų, aš darau pratimus. Kas tie pratimai? Ar žmogus žino, kad, pavyzdžiui, kiekviena asana reiškia tam tikrą dievybę, jinai imituoja tam tikrą dievybę. Tas pats šuo, tas pats ten warrior, daug ten yra skirtingų asanų ir kiekviena imituoja tam tikrą dievą, kuriam tu nusilenki ir kurį tu garbini darydamas tą asaną. Kiekvienas pratimas pavadinimą turi ir vardą. Aš girdėjau, kad kiekvienas pratimas turi gyvūno vardą. Ir ne tik gyvūną, ten daug yra įvairių dalykų. Ir gyvūnai Indijoje yra dievai, tengi yra daug ir garbinama ir karvė, ir dramblys, ir daug kitų gyvūnų, ir gyvatė irgi viena iš asanų yra, ir šuo, ir katė, ir kiek daug gyvūnų yra ir pas Egipto dievus. Čia reikėtų atskirą laidą apie tai padaryti, nes per tuos pratimus, darydamas tą pratimą, žmogus atveria save veikti piktai dvasiai. Jisai duoda įleidimą, nes piktoji dvasia negali be leidimo žmogaus nuleisti. Jis to pats nesuprasdamas, jisai atsiveria tai dvasiai, ta dvasia įeina, jinai duoda jam laikiną ekstaziją, duoda laikiną ramybę, labai laikiną ramybę, nes paskui, kas su manim atsitiko po kelių metų, aš papuoliau pragarą iš tos netikros ramybės. Taip ir čia, ir jinai daro tas visus pratimus darai savo paties resursų sąskaitą. Ir jeigu tu jautiesi gerai, tik dėl to, kad tu pats savo resursus naudoji, nes kai aš nutraukiau jogą, mano kūnas visiškai subirėjo ir visų mano draugų, kurie nustojo jogą daryti, subirėjo, nes pasirodė, kad iš savo pačių resursų mes, kaip narkomanas, kuris gauna ekstaziją iš savo paties resursų. Taip ir čia.
baigiam, atsitraukia tą dvasią ir tu pamatai, kad tu esi visiškas šlapias maišas, tu nieko negali padaryti, stuburai pas visus subirėja, viskas subirėja. Plus dar grįžtant prie dievybių, saulės pasveikinimas, kiekviena joga prasideda nuo saulės pasveikinimo, sun salutation. Vien pavadinimas labai aiškiai išduoda, kas tai yra. Tai yra saulės pasveikinimas. Pirmas dalykas, tu nusilenki saulė iki žemės, tai yra stabo garbinimas. Tu lenkiesi saulė, tai yra kūrinys. Tai yra, tu lenkiesi kūrinį. Tai iš karto išduodi Dievą. Tarsi tu pats gali žmogus nesuvokti, bet šitie dalykai yra labai, labai pavojingi. O pilatesas, man sako, pilatesas nieko su bendro neturi su joga. Girdėjau, kad čia yra... reikia gilintis. Bent jau pavadinimo nėra. Bent jau nėra pavadinimo ir jeigu pratimai, nes joga šiaip yra nukopijavus daug pratimų teisingų iš žmonių, ta prasme, čia tai, kad yra senovinis mokymas, čia irgi yra labai daug netiesos ir prikūrimo, nes visi tie mokymai labai daug prikuria ir meluoja, kad tik žmogui įtikinti, kad tai yra labai gilus ir senas mokymas, bet realiai tai yra labai, labai didelė apgaulė ir žmogus darydamas jogą, jis labai tampa individualistas, jis pats jau nesuprantamas, jis eina į savęs pažinimą, nori ar nenori. Jis pradeda mėti savim, tada atsitraukia nuo šeimos, prasideda pykčiai šeimoje, beveik pas visus susivinėjančius jogą, anksčiau ar vėliau atsiranda pykčiai šeimoje. Tai aš ir galvoju, kaip suderinti reikia, nes ir išvykusi, ir medituoji, užsidarai valandom kažkur kambarį, ar ne? Ir vaikas prie tavęs prieiti negali. Ir vyras negali prieiti. Tada jogos mokytas tau sako, kad atėjo laikas tau savim pasirūpinti, vyras palauks, viskas palauks, nes tu čia turi savim ir visa kita. Ir daug tokių niuansų yra, kur žmogų apgauna ir jisai galvoja, kad jisai eina kažkur tai tolyn į priekį, o realiai jisai pasiekia dugną. Nes ir aš, kodėl aš sakau, kad aš nupoliu labai stipriai. Kai aš galvoju, kad aš su pačioj didžiausiai dvasinė aukštumoje, kai man liko vienas laiptelis iki nušvitimo, ir aš jau taip realiai jaučiausi, va Dievas mane pažadino, sako, tu esi pačiam pragaro dugne, va pažiūrėk, tu degi. Jis man tikrą būseną parodė ir dėl to aš taip degiau, ir dėl to man buvo taip bloga, ir dėl to mane puolė visi šitie demonai. Ir tai, kas atrodo, kodėl tai yra taip apgaulinga, dėl to, kad tu man galvodamas, turėdamas labai stiprią, didelį pasitikėjimą, labai stiprią dvasinę kažkokią tai patirtį, tau atrodo, kad tu esi aukštumoje, realiai, atitraukus tą dvasią, tą iliuziją, tu pamatai, kad tu esi visiškai pačiam dugne. O kai tu mirsi, tai kitas ir bus. Ir tu pamatysi, kad viskas, tu pražuvai ir nebebus kelio atgal. Ir siela pražuvus amžiams. Tai yra... Tai Jolita yra posakis, kad, sako, žmogus turi pasiekti dugną, kad jisai atsispirtų ir pradėtų naujai, ar ne? Tai dabar supažindinai mane ir žiūrovus būtent su tom praktikom, nes niekada į tai, kaip Viešpats mane buvo tiesiog pridengęs ir uždengęs. Kažkada pasiūlė man į pilateso būtent pratimus, tai prasidėjo ausies uždegimas, kur nenustatė ligos, tiesiog pradėjo bėgti skystis iš ausies. Daktarai, ten nieko ausy nėra, sako, mes nieko nerandam. Kol neatėjo man per tą mėnesį žinia, jau buvau užsirašiusi eiti pilatesą, kad Kerry Blake'o pastoriaus perskaičiau mokymą, kad pilatesas yra jogos, pratimai paimti iš jogos. Ir kad tai irgi demoniška ir vis, sakau, Dieve, aš supratau. Ir nuo to momento man tą pačią dieną nustojo būtent tas ausies uždegimas, nes galvoju, nuserganti, tai neįsiu, dabar nepradėsiu šito pilateso, to sporto, tos mankštos. Tai va, tai Jolita, ačiū tau labai, supažindinai mus dabar su praktika, ar ne? Ir mėly žiūrovai, mes kviečiam jūs į kitą laidą, kur Jolita atsispyrusi ners tiesiai Kristui į glėbį. Atiduosi savo gyvenimą ir pasikalbėsim, koks tas gyvenimas atgimus atsivertus ir kaip Kristus vedė. Yra ką papasakoti. Taip, kad iki kito pasimatymo, brangieji, iki kitos laidos. Tikiuosi dalinsitės, kad tai yra labai svarbi informacija. Ir man pačiai tai buvo naujiena, kad tiksliau žinoti žmogaus tikrai, kuris praktikuoja, kas tai yra, į kur tai veda. Ir laukite tęsinio, susitiksime kitoje laidoje. Iki pasimatymo.